Labas rytas. Tai šiandieną susipažinkite su dar vienu mano projektu, o gal tai ir bus pirmas projektas, nežinau, kuris atsiras pirmas YouTube, tai Audi A8 Longas. Tai šiandieną mes turėsime su ją šį bei tą nuveikti ir iš tikrųjų jai baigėsi gruodžio 9 technikinė. Ir šiandien keletą dalykų aptvarkysim, lempučių keletą pakeisim ir dar keletą šūdelių sutvarkysim ir važiuosim į technikinę. 12 val. Turiu registraciją ir šiandieną pradėsim jos projektą viešinti ir žiūrėsim, kas mums su jie gausis. Tai yra tikrai nemažai visokių nesumanyčių, ką reikėtų pas ją pakoreguoti, sutvarkyti ir galim iš karto dabar eiti ir apžiūrėti jos. Taigi, ką mes čia turime? Mes turim Audi A8 Longą 26 metų berods ir aš ją jau turiu pusę metų nuvažiavęs beveik 16 000 km. 4.2 variklis senasis, į kurį dedas dujos, tai jinai aišku žinoma yra su dujom. Šiuo metu visa nešvari, purvina ir mes iš šitos limuzino, kaip sakoma, seno, bandysime jį prikelti, nes jis tikrai turi nemažai visokių problemyčių. Galim pažiūrėti keletą tų problemyčių. Kaip sakant, ranka dar nepratus. Keliaujam į vidų. Pavyzdžiui, viena iš problemyčių yra nukritusios lubos. Bet užtat vaikams komfortas sėdėt gali yra pats smagiausia dalis. Važiuojant su vaikais, tai yra kai vaikas sėdi ant kėdutės, ištiesia kojas, jis nedasiekia mano sėdynę. Todėl man šitą mašiną ir patinka labai. Ir aplamai daug visų mašinų pakeitęs. Tai šito automobilio kainos, važiavimo malonumo galios ir 100 km kainos rėžės man labai patinka. Ir todėl galvoju dar su ją pasivėžinti ir pasilikti tarp kitų projektų kaip Daily Car. Ir tiesiog su ją vėžintis ir kai kažkokia mašina įkrenta į kiemą, su kuria norisi daugiau važiuoti, su kuria yra smagiau šitą laikyti toliau, nes jinai labai smagiai važiuoja, plus V8 variklis, longas, 246 kW, tikrai yra smagus automobilis, tiek važiuoti, tiek visur, bet žinoma, jisai turi daug visokių Audi A8 būdingų gedimų, pavyzdžiui, galinės lempos, viena jau beveik nebešviečia, nukritusios lubos, parasoja tepalas po dangteliais ir turiu feišteilą tokį kartais subanguoja. Tai šiandien planas važiuoti į technikinę, kad viską mums supasakotų, kas šitam automobiliu yra blogai ir jį sutvarkyti, o po to jau eisime prie jo grožio. Tarkim, priekinės grūtelės yra atsilupusios va čia ir visur kitur, jis turi nemažai defektų, bet, kaip sakiau, 100 km kaina su šiuo automobiliu yra tikrai labai gera, komfortas geras, tad dar pasivėžinsim. O dabar ką imame į darbus, nes jau yra apie 9, varom ją į garažą, tvarkyti ir 12 val. Turiu būti technikiniai, tai pasiruošim technikiniai ir važiuojam su šituo, sakyčiau, bolidas, bet čia ne bolidas, čia yra buvęs limuzinas. Tai va, lekiam. Tai ką, kokie darbai nusimato, tai šita lempa truputėlį kvailioja. Vienas numerio apšvietimas galit matyti, kad nešviečia. Taip pat kažkada vasarą nupūtė man tokį dalyką kaip dugno apsauga, kuri va ten jau kabo 2 ar 3 mėnesiai. Tai ją reikia užsidėti, peržiūrėsim visas lemputes ir, man atrodo, posparnis kažkur biškį yra įpjautas padangos, nes kai nupūtė šitą, man posparnį pradėjo liest. Tai truputėlį patvarkysim dar posparnį, dugno apsaugą uždedam, lemputės sužiūrim gale ir važiuojam į plovyklą, nuplaunam ir technikinę. Ir žiūrėsim, karas blogo ir tada jau remontuosim. Ir žinot ką?
ką remontuosiu, tą įdėsiu į kanalą. Aš žiūriu, iš ryto atsikėliau, anksčiau ryto tai dar net nespėjau galvos normaliai išspat. Taip skubu darbuotis prie audinės. Tai ką, turim po 9 jau ir technikinė yra užrašyta 12 valandai. Tad kimbam į darbus ir tikrai darbuojamės ir reikės po to daryti savo garažą, susitvarkyti, nes negalim taip daryti video prie tokiam bardakui jums. Tai va, tai nauji projektai, susipažinot su mano audinė ir taip pat matėt Mustangą, tai stebėkit kanalą, greitai bus video ir su Mustangu. Vienas iš svarbiausių dalykų, keliant mašiną, būtent čia, tai yra pasikelti ją ir tada eiti į jack mode on. Ir jungiam ir tada mes jau galim gastinti automobilį. Nes tada jau jinai susidurniuoja ir viskas. Tada užgesinam automobilį, einam kelti. Taigi turim audinę pakeltą į viršų, galim pažiūrėti, kaip jos dugnas atrodo tą progą. Tai čia viskas lyg ir gražu, tvarkinga, aišku, šlapia. Šį dar uždaužtelėjau į dugną, neskubėjimą. Ir čia visur tvarkinga, gražu. Čia aš aišku dabar rankų nekišiu prie vairo, prie važiuoklės, nes nenoriu purvintis tiek daug rankų. Bet kas man labiausiai patinka, kai mes ateinam prie variklio skyriaus ir pasižiūrim į variklį, viskas sausa, viskas gražu, tvarkinga, švaru. Tai iš tikrųjų galėčiau net nedėti dugno apsaugos turbūt, nes viskas kaip ir gražu. Tai va, tai turim, pasikėlėme savo audelką, bulką, kaip sakoma, tai einam uždėti apsaugą, va čia biški. Reikės šitą vietą patvarkyti. Čia tvarkymas bus toks, išpjausiu tuoj iš kito. Vienu žodžiu, padarysim lopą, priknėdysim ir turėtų būti gerai. Ką, dugno apsaugą uždėjom, galime pasižiūrėti, kaip čia mums pasisekė tai padaryti. Tai va, dugno apsauga yra uždėta ir man labai nepatinka su blakėm sukiom sukt, bet čia jokių tvirtinimo taškai, viskas išplėšyta. Vienu žodžiu, biški, kaip sakant, šitų pagalba sutvirtinom viską, o čia va padarėm va. Kaip sakiau, suknėdėm, čia biški suteškiu. Turėtų laikyti, būti gerai, prisukta, tvarkinga, jokių skylių nėra, niekam neturėtų užkliūti. Tai va, dedam ratą, einam prie galo. Na ir kad jau čia esam, tai galim pasižiūrėti, koks šitas variklis su dujom, Landi Renzo dujos. Papasakosiu istoriją, kaip čia atsidūrė šitas automobilis mano rankose. Lapais pakritęs, nes buvo kažkada apsnigę lapais. Aišku, purvina čia viskas, tai reiks kažkada, laukite, imsim dangtelių žemyn, turime tarpinės, labai mažai parasoja, bet parasoja. Dujos, o šiaip tai ką, visa purvina buvo daužta iš šią kampą, pakalbėsime ir apie tai. Ir būtent tokią mes turim čia Audi. 4.2 variklis, BFS ar koks ant kodas jos, 246 kW. Ir galėsiu papasakoti, ką dar jam esu padaręs per 15 000 km. Ir kodėl jinai šiandieną šitas variklis tikrai yra atsigavęs ir papasakosiu kitam video,
ką būtent dariau, nes šiandienos tikslas yra pravaryti technikinę ir skubame į technikinę. Tai vienu žodžiu, priekį sustvarkėm, einam į galą, darom bagažinę, lemputė nedega, lempa. Ir su numerio apšvietimais, tai aš turiu tokią, ten tokios smulkmenos, bet jos visada būna supuvusios, sulūžusios. Tai aš spėju, kad čia bent jau su numerio apšvietimo lemputė yra, atrodo smulkmena, bet turbūt prasignysiu gerą pusvalandį. Tai žiūrim, ir dar galinę lempą to pačiu pakrapšysiu, pažiūrėsiu, kas negero. Tai ką gal padarysim, pažiūrėsim ir pamėginsim pasidaryti, kad galėtumėm praeiti technikinę. Tai ką, iš tikrųjų, kažką pačią padariau, lemputės nespėjau pakeisti. Šitą lempą bandžiau biškį su jie sužaisti. Tai dabar geriau šviečia, žiūrėsim ar užteks technikiniai, nes jau, dabar jau tikrai yra šviesos šaltinis. Ir ką, tada dėl lemputės gal praleis. Tai pasikeisiu aš turiu tas lemputės, tik tai tiek, kad nespėjau. Tai lėkiu apsirengsiu geresniais drabužiais ir lekiam į technikinę, žiūrėsim kaip gausis. Taigi, kol važiuojam į technikinę, galim pakalbėti, kas čia per Audi ir kaip pas manęs jinai atsidūrė ir ką mes čia gero su ją nuveikę jau esame. Tai iš tikrųjų turėjau kažkada D4 Audi, tai yra naujesnė. Ir buvau ją labai labai patenkintas. Ir man jinai tikrai labai patiko, bet buvo keletas dalykų, kas man joje nepatiko. Komfortas, važiavimas ir visa kita, tai buvo turbūt ir dabar iš tikrųjų planuosi yra nusipirkti bucket listą, car bucket listą, aš tokį car bucket listą turiu, kai galvoju apie kažkokį tais automobilį, nusipirkti kitą, tai iš tikrųjų turiu. Sekantis mano automobilis vėl bus Audi A8 D4 su tam tikru varikliu, kurį labai jau neblogai dedasi dujos ir gera ekonomija. Kadangi tikrai aš mėgstu važiuoti pigiai, nes į metus įprastai pravažiuoju apie 40 000 km ir net su šia Audi jau esu, ją turiu gegužės gale nusipirkau, važinėt pradėjau ir atrodo gegužės, ar gal Liepa, kažkada, vienu žodžiu, gegužė Liepa, keletas jau mėnesių tikrai yra, birželio gal galas, neatsimenu. Tai iš tikrųjų pravažiavau, buvo 294 000 km nuvažiuota ir dabar yra 310 000. Ir kas yra smagiausia, tarp technikinių šitas automobilis bus nuvažiavęs 100 000 km. Tai iš tikrųjų pažiūrėsim, kas bus išlindę šiam automobiliui per 100 000 km nuo tada, kada jis buvo pravarytas technikinę ir pasižiūrėsim, kokių niuansų atsiras. Tai, o šitas automobilis atsirado taip, kad aš turėjau kažkada D4 ir man labai patiko vieta, kuri yra tenais gale ir iš tikrųjų su vaikais turint, man labai patinka šitas automobilis, nes vaikai gale gali atsisėsti, ištiesti kojas, yra daug vietos, čia yra prailginta versija, kaip suprato, tai longas, gale labai daug vietos, aš turiu 2 berniukus ir ten jiems yra tikrai labai daug vietos ir patogiai gali važiuoti. Ir tai man D4 aš irgi longą turėjau ir man jinai tikrai patiko, tik tai su D4, kur problema buvo, tai kad kuro sąnaudos buvo labai didelės, tai yra irgi buvo su dujom 4.2 variklis ir man ramiai važiuojant, jinai valgydavo 5 litrus benzino ir 12 litrų dujų. Tai gaudavos, kad man 100 km su tuo automobiliu važiuoti kainuodavo apie, taip, benzinas po 1,5 euro kažkas, bet čia jau buvo net pradėjęs brangti, kai buvo vienu metu iki
8 eurų, iki euro 80 ar kažkiek tenais užbrangė paskutiniu metu, tai man kainuodavo benzinas kažkur įsipilt apie 8 eurus, 9 eurus 100 km ir taip pat dar 12 litrų dujų, kur jau irgi buvo pabrangę iki 60-70 centų, tai dar apie 7 litrai ir čia visiškai ramiai 7 eurai. Ir čia būdavo visiškai ramiai važiuojant, man kainuodavo apie 15 eurų 100 km ir man tai nepatiko, jeigu pamini ten tu kaip sakant, koja sunkesnė turi, biškai greičiau pavažiuoju, tai tas automobilis rydavo maždaug apie 8 litrus benzino ir maždaug apie 15-20 litrų dujų. Tas ten, bet tikrai smagiai važiuodavo 275 kW ir jeigu jinai būtų važiavusi 100% ant dujų, aš turbūt po šiai dienai su ją važinėčiau ir nebūčiau jos nekeitęs, nes tikrai labai geras automobilis, labai smagiai važiuoja ir manau, kad tokiam automobiliui, jeigu tai yra apie tarp 15-20 litrų dujų ryja, tai aš manau, kad tai yra visai logiška ir visai geros kuro sąnaudos. Tai va, tai po Audi aš sugalvojau nusipirkti tikrai paprastesnį modelį, bet naujesnį. Tai buvo Ford Fusion Hybrid 20 metų ir aš jį taip pat sumontavau dujas, Landi Renzo dujas ir tas automobilis tikrai jokių priekaištų neturėjo, visko užteko, komfortas, karplėjai, distronikai, parkingai, titanium komplektacija Fordo buvo, tikrai automobilis buvo labai geras ir aš tiesiog pripratęs važinėti su galingesniais automobiliais ir aš pastebėjau, kad aš tiesiog neturiu kur išsikrauti savo energijos ir man sėsta ir aš žiūriu, kad aš neturiu tos blogos energijos kažkur iškraut. Ir taip atsitiko, kad aš jį pardaviau. Pardaviau tą automobilį ir staigiai reikėjo kažkokio automobilio. Ir tada aš prisiminiau, kad aš kažkada labai norėjau D3 Audi A8 Longo. Pirmą kartą už tokios vairo atsisėdau 2012 metais. Ir man labai patiko. Jinai su dujom, aš matau, kad su dujom važiuoja ir tos dujos, mano žmona su šito automobiliu važiuodama, jinai tilpo 13,5 litro dujų, tai jinai valgo nuo 13,5 litro dujų iki 20. Tame tarpe važinėjant, čia jau nuo dešinės kojos sunkiai viskas priklauso. Ir nuvažiavau vieną automobilio pažiūrėti ir klausiu, ką turit, nes man jau reikia staigiai automobilio, nes aš nebeturiu su kuo važiuoti, nes Fusioną pardaviau. Klausiu, ką jūs turite nusipirkti, tai yra pas vieną nuvažiuoju, klausiu, kaip tas automobilis, jisai sako, automobilis geras, viskas tvarkoja, sakau, distronikai, parkingai yra, bet neveikia, liftas yra, bagažinės, bet neveikia, kažkas tenais keilėsas yra, bet vienos durelis neveikia, pritrūkėjai durų yra, bet vienų durelių neveikia. Ir kai tu klausi kažką iš Audi 17 metų senumo automobilis, tai elektronika tikrai nėra Audi, senesnės Audi stiprioji pusė ir ten viskas apgedę ir kai tu turi kažką, tu turi remontuoti. Jeigu tam automobilį yra kažkokia tais komfortas, tai tu jau nori susiremontuoti tuos visus komforto reikalus. Ir tada pamačiau šitos Audi skelbimą. Paskambinau ir pasirodo su ją, jinai yra atvežta prieš 4 metus į Lietuvą. Tas žmogus su ją važinėjo nepilnai 3 metus ir pasirodo jisai buvo vadybininkas dujų įrangos vienos firmos. Ir būtent pats prižiūrėjo ir kas fainiausiai, kad šitas automobilis buvo, nors jisai buvo Vilnietis ir Vilniuje gyveno, jisai prižiūrėjo šį automobilį Kaune, tam pačiam servise, kur aš irgi lankausi dažnai ir kurį tikrai rekomenduoju. Ir aš paskambinau to serviso vadovui, savininkui, pakalbėjom apie šį automobilį ir aš sužinojau, kas buvo remontuojama, kas buvo tvarkyta. Ir iš tikrųjų labai priėmiau sprendimą, kad žinau, kur remontuota, žinau, kur tvarkyta pastaruosius metus ir kad jinai tikrai daug važiavo, bet kas ją tvarkė ir kad jinai buvo per tuos 100 000 km prižiūrėta ir aš priėmiau sprendimą ją nusipirkti. Žinoma, jinai turi kėbulo defektų daug, o dėl komplektacijos tuščia.
bet kas fainai tai, kad kai yra tuščia, tai nėra kam gest, senas automobilis ir iš tikrųjų neturiu kažkokių didesnių problemų su juo. Tai aišku, nuvažiuosim į technikinę, bus matyti, kad tenais man atras. Ir kas čia dar? Tai iš tikrųjų aš turėjau, žinoma, šitą automobilį tikrinau Car Vertical ir pirkau ataskaitą, žiūrėjau, kaip jinai atrodo ir ją kažkur čia pateiksiu. Tai galime kartu žiūrėti šio automobilio ataskaitą ir kaip mes matom, automobilis 2005 metų modelis, o 2006 metais jisai skaitosi 2006 metų. Ir odometras rida nesukta, finansinė ir teisinė būsena viskas tvarkoj ir title check, tai reiškia, jeigu automobilis buvo Amerikoje daugštas, tai jam būna išduotas salvage arba kitokio salvage, tai būtų išsaugomas, atremontuojamas, remontuojamas dokumentai tokie. Tai čia matosi, kad yra jau kažkas su dokumentais pakitimas ir čia automobilis buvo daužtas, tai aišku, kad salvage buvo ir taip pat patirta žala. Bet šitos Audi istorija tikrai yra įdomi. Ką mes galime matyti dar iš Car Vertical, tai aprašymus, kokie varikliai ėjo, kėbulo dydį ir visą kitą. O mūsų automobilio turimo yra įdomi visai istorija, nes matom nuotraukos yra 19 metų sausio mėnesį ir mes matom, kad yra aukcionas IAI. Galim matyti tokias mažas raidytės ant parašymų, taip pat yra ir kitur, kada buvo parduodamas, tai būtent ir yra parašyta, kad IAI buvo parduodamas automobilis. Ir matom, kad priekis nestipriai daužtas, variklis kaip ir visa kita čia tvarkoj. Ir oro pagalvės šovusios ir nėra degimo, nėra ridos, nesimato ir tokį būtent automobilį kažkas tikrai labai pigiai galėjo nupirkti, nes nėra ridos ir kai nėra ridos galima tikrai ženkliai pigiau nupirkti automobilį ir degimo ir nesikuria. Tai tas pats automobilis po to atsiranda koparte, gali matyti, kad tas pats buferis sukeltas tiesiog su šniuriukais sudėta, kad nesimatytų, kad lempa išdaužta, biškį atspardytas atgal kapotas ir turbūt išimtos galinės lempos. Kažkam gal galinių lempų reikėjo ir jie atgal tą automobilį išstatė į pardavimą ir žinoma, jie jau įjungė degimą. Tai vadinasi jau iš karto automobilis kaip ir su geresnė kaina. Plus oro pagalvės kitoks nuotraukų kampas, kad mažiau matytųsi, kad oro pagalvės šovusios. Gražiai pasakius, kažkas nusipirko iš IAI aukciono automobilį, išsiėmė galinės lempas, kažkokią sudaužytą lempą įdėjo ir pardavė. Ir čia jau turbūt kelionė į Lietuvą, būtent po iš Koporto žmogus nusipirko ir važiavo tas automobilis jau į Lietuvą. Ir tai yra čia pigi mašina ir iš tikrųjų su tokiom pigiom mašinom skemų nesu matęs. Net čia jau tikrai matosi, kad buvo pirkta ir parduota pakankamai greitai. Su brangiais automobiliais visada reikia tikrinti, nes tikrai yra ne vieną ir ne du kartus esu matęs, kai yra nupirktas automobilis, jisai atspardytas ir padarytas prekinės išvaizdos, dedamas į aukcionus. Aukcionuose perkam automobilius iš nuotraukų ir labai dažnai esu ir sutikę žmonių, kurie yra nusipirkę lėlės, vadinamas lėlės, ir turi labai didelių finansinių nuostolių. Tai čia irgi tokia kaip ir lėlė, bet nežinau, kodėl iš tikrųjų su tokia pigia mašina dar darė. Bet matom, kad ir net su tokio mašinom vyksta dalykai. Rida paskutinė žiniomis, tai 2021 metais, kai buvo varyta techninė apžiūra, 215 000, tiek ir buvo. Dabar, kai aš variau, buvo 310 000, tai vis dėlto tarp technikinių yra nuvažiuota 95 000 km. Ir matom, kad yra nemažai fiksuota Amerikoje ridos. Kas 2 metus ten irgi turi būti inspekcijos ir matom, kad nuosekliai kilo. Tai vadinasi, į Lietuvą atvažiavo tikrai su nedidelė rida, tai yra 140 000 km ir Lietuvoje nuvažiavo per 4 metus daugiau negu jinai prieš tai buvo važiavus. Ir matom, kad techninė apžiūra sėkmingai atlikta ir visa kita. Tai iš tikrųjų tikrinkit savo automobilius prieš perkant. Aš surizikavau būtent šitą automobilį nusipirktą. Čia rašo, kad Copart buvo iš pradžių pardavinėjama ir po to, iš pradžių IAI ir po to Copart buvo pardavinėjama, atsiprašau, ir būtent patirta žala ir mes galim labai fainiai apžiūrėti šitą automobilį. Tai
modelis A8, longas, gamybos metai 2005 metais, modelio metai 2006 metai. 4.2 variklis, 8 cilindrai ir kas yra svarbiausia, kad mes galime matyti būtent nuotraukas, kaip buvo automobilis apgadintas. Kas man yra iš tikrųjų svarbu, kad nebuvo nešančios detalės kėbulo sugadintos, perlaužta, virinta. Tikrai čia matom, kad ir balkis yra sveikas. Kažko prieki, kaip aš vadinu, boltonų remontas daugiau buvo, kur nereikėjo nei tampyti, nei kažko daryti. Man tokie irgi patinka, kur tu tiesiog paimi, nurenki sudaužytas detalės ir sudėdi atgal. Tai tiek tos Car Vertical ataskaitos, tikrinkit savo automobilius taip pat ir gero tolimesnio žiūrėjimo. Ir be to pasinaudokit mano nuolaidos kodu, jį kažkur matysit ekrane ir taip pat spauskit linkas, bus aprašyme mano nuorodą ir pasinaudokit nuolaidos kodu. Ir ką, mes dabar važiuojame į plovyklą, dar turiu 15 minučių iki technikinės, greitai nuplausime automobilį ir tada važiuosim į technikinę ir pasižiūrėsim, ką blogo atras. Ar atras blogo? Net nebejoju, kad ras blogai kažką. Turėtų būti važiuokliai, mano manimu, kažkas blogai, nors šiaip iš tikrųjų labai smagiai važiuoja, labai fainiai, labai viskas kaip ir gerai. Tai važiuojam, žiūrėsim, ką atras ir papasakosiu, kaip man sekės po technikinės, o dabar gero žiūrėjimo, kaip plausia automobilį. Čia greitasis bus plovimas, ne greitasis, tai tiesiog greitai numuiluojam ir kad bent truputėlį švaresnė mašina būtų, nes dabar turbūt ant jos jau yra purvo kokių 3000 km kaip minimum. Labai greit susakau per šį mėnesį, per čia porą savaičių turėjau daug kelionių, tai tiesiog šią savaitę turbūt per 6-7 dienas paskutinės buvau 2 ar 3 kartus Vilniuje. Tai va taip ir sukasi tie kilometrai. Tai gero žiūrėjimo, o mes važiuojam į priekį. Tai spėkit, ar praėjau technikinę? Ne. Turiu štai baltą lapą. Tai vienu žodžiu, laukite tęsinio ir eisime tvarkyti audinės. Žiūrėsim, kas ten blogai. Iš tikrųjų, mažiau negu aš tikėjausi. Tai bus gan greitas remontas, bet vėl bus įdomu, nes prie lemputės nespėjau pakeisti, tai lemputę vis tiek reikės pakeisti. Ir subscribinkit kanalą arba prenumeruokite kanalą, dėkite like, komentuokite ir bendraujam. Ir štai mano kanalo pradžia. Ačiū Jums, kurie žiūrėjote, ačiū Jums ir ką, Jums gero likusios dienos, ar vakaro, ar nakties. Iki kito video, kada varysim audinę vėl į technikinę. Tiksliau, remontuosim ir varysim į technikinę jo. Tai iki.